lentelės duomenų formatavimas. Taigi turime sumų lentelę užpildytą duomenimis ir tarkim norim, kad čia tarkim pirmo žmogaus atlyginimas, antro žmogaus atlyginimas pirmą mėnesį, antrą mėnesį ir čia yra suma. Ir tarkim, kur bendra suma mažiau negu kokie nors 5000, tarkim šitą lentelės duomenų vietą užpildytų viena spalva, o jeigu tarkim daugiau arba mažiau, tada kita spalva. Tai tarkim pasižymime šitą lentelės vietą visą ir einame į conditional formatting, tada highlight cell rules ir pasirinkam daugiau negu. Ir tarkim, jeigu uždirbtų daugiau negu 5000, tuomet užpildo žalia spalva, spaudžiame OK. Ir tą pačią procedūrą pakartojame dar kartą ir pasirinkam mažiau negu. Ir jeigu uždirbta mažiau negu 5000, tada užpildo raudoną spalvą. Ir štai duomenys užpildyti.